Va, šitie keli garažai. Grabas sakė, kad senais laikais su tėvu čia samagoną varydavo. Turim. Įdomu, kiek ten šaibų seniai. Pagal svorį čiųjų tikrai ne mažiau 100 kavalkų. Jeigu taip, perku bilietą ten, kur šilta ir manęs nėra. Vse, paka. Labas. Tu namie? Radau šaibas. Rimtai. Tu negi tu galvoji, kad aš čia kaučiau. Gerai. Būni namie, aš atvažiuoju. Jo, vienas. Dabar jau vienas. Tai va tokia ta istorija. Jūs juokaujat. Labai norėtumėm, kad tai būtų... Nejuokaujat rimtai. Gerai, leiskit man pagalvot. Tai
Karpis su Malka, ane, su kažkuo susitarė, kad mašiną su inkastuotais pinigais kažkas pagrobs, taip? Ja. Bet jie nežinojo, kad tą dieną vietoj kažkurio iš jų tu ateisi į darbą, ne? Teisingai. Taip, tada Malka nuvarė namo, tu su Karpiu susirinkai pinigus, ane? Ir kai važiavot pro jo namus, tu jam pasakei tiesiog varyt namo, jo? Jo. Bet tada tave netikėtai kažkas užpuolė 2 vyrai, kurie nustebo, kad mašinai nėra Malkos ir Karpio. Ir tada tu vieną iš jų pašoviai, kitas tave išjungė ir mašiną su pinigais nuvarė, ne? Tu viską puikiai prisimeni. Puikiausiai. Aha, o tada jau jūs abu 2 vyručiai sugalvojat eiti į barą, taip? Kur netikėtai atvarė Malką, kuris irgi prisėdo gerti, bet tada užsimanė į tuliką, palikdamas telefoną ant stalo, į kurį būtent tada paskambino Karpis. Tau Alzheimeris negrėsia, žinai. O tu, aktorius, sugalvoji apsimesti, kad tu esi būtent Malka ir tau Karpis viską papasakojo, jo? Jo. Nu, Hebra, nekniskit man proto, gerai? Žinau, kad prisidirbau, bet nereikia knisti proto. O kodėl mes čia turėtume? Nes aš turėjau paskambinti ir pasakyti, kad nereikia vienam iš jų darbą. Tai dabar sugalvo durną istoriją ir norit iš manęs pasišaipyti, ačiū. Silva, mes labai norėtumėm, kad visa tai būtų tik tai bairis. Bet dėja, tai yra tiesa. Tai plemba, čia viskas per mane? Baig bairius, Silva. Taigi jie buvo viską suplanavę, tik buvo laiko klausimas, kada viską padaryti. Eina šikt, kaip aš prisidirbom, žinai. Mes tavęs nekaltinam. Tai kaip ištaisyt man dabar viską? Yra vienas toks būdas. Labadiena, gerbėmieji. Labai keista dar sykį sėdėti čia ir kalbėti su jumis ne apie politinius reikalus, ne apie visų mūsų ir kiekvieno iš jūsų problemas, kurias aš bandau spręsti nuo ryto iki vakaro, tačiau apie savo asmeninį gyvenimą. Turiu jums šitą svarbaus pranešti. Nuo pat mažumės buvau auklėjama sakyti tiesą. Ir iki pat šių dienų esu šventai įsitikinusi, kad sąžiningumas, atvirumas ir tiesa yra pačios svarbiausios žmogaus savybės. Deja, ilgą laiką aš melavau. Visų pirma, melavau pati savo, o tada ir visiems jums. Melavau apie tai, kad gyvenu laimingoje santuokoje. Melavau, kad turiu patį geriausią sutuoktinį pasaulyje. Galų gale. Melavau, kad esu laiminga. Realybė yra kiek kitokia. Ir man tikrai labai nemalonu ir labai sunku apie tai kalbėti. Tiesa yra tokia, kad Gediminas Savickas nėra geras vyras. Jei jis būtų tokiu, man nebūtų tekę ilgus metus kentėti jo fizinio ir psichologinio smurto. Atleiskite. Aš supratau vieną dalyką. Aš nebegaliu daugiau tylėti. Nebegaliu daugiau tylėti ne dėl savęs, o dėl 100 tūkstančių, 10 tūkstančių Lietuvos moterų, kurios kasdieną patiria tokį patį ir dar didesnį savo sutuoktinių smurtą. Tačiau jos neturi galimybės atsistoti į tribūną ar pradėti naujo gyvenimo. Mielos moterys, kreipiuosi į jūs. Man buvo nelengva, bet aš tai padariau. Aš apsisprendžiau ir pasakau, aš palieku savo sutuoktinį Gediminą Savicką. Skyrybų dokumentai artimiausiu metu atsidurs teisme. Turbūt jūs manęs paklausite, kas tau padėjo ištverti visus šituos ilgus pragaro metus. Atsakysiu. Didžiąją dalį jų aš kentėjau viena. Visgi, visai nesenai mano gyvenime atsirado šviesos spindulys. Jo vardas Vladas. Taip, aš žinau, galimai jūs mane pasmerksite, kad aš įsileidau į savo gyvenimą naujus jausmus, dar nenutraukusi santykių su Gediminu. Tiesa yra kiek kitokia. Mūsų santykiai nutrūko nepalyginamai anksčiau. Liaudies išmintis byloja. Širdžiai neįsakysi.
Aš mėginau tai padaryti. Daug sykių bandžiau ją įsakyti, nespurdėti, vos tik išvydu šitą žmogų. Tačiau buvau bejėgė. Senoliai buvo teisūs. Bandyk nebandęs, bet širdžiai neįsakysim. Tad norėdama likti visiškai atvira, šalia savęs norėčiau pakviesti taip ilgai ieškotą mano antrąją širdies dalelę – Vladą Keinį. Tai kuo aš jums galiu padėti? Tau Kličko Švarcas, ką nors sako? Ką žinau, čia tas, kur Terminatorių vaidino? Ne, kitas. O tai yra dar kitas? Yra arčiau. Pas Koganus dirba. Ai, aš atsimenu, kai Koganaitė buvot pagrobę, tai jinai man pasako apie Švarcą kažkokį, kad ten įsižiūrėjus jį ar kažką, bet prie ko čia? Silva, man zinį, ką jinai įsižiūrėjus. Žodžiu, mes turime informacijos, kad Švarcas susijęs su to, kas čia vakar įvyko. O jei susijęs Švarcas, tai susiję ir visi Koganai. Gerai, nustokit mykt ir pasakykit konkrečiai, ko jūs norit iš manęs. Kas vyksta tarp tavęs ir Marko Kogano? Nieko. Kas vyko? Sorry, čia jau mano reikalas. Sakei, kad nori mums padėti, tai dabar jau mano. Nu, kas buvo, tas pražuvo, dabar tikrai nieko nevyks. Tai vat reikia žinoti, kad vyktų. Tu juokauji. Silva, davai sutarėm. Šiandien nei aš, nei Karolis, nei tu nejuokaujam niekas, okei? Blemba, tai ką man daryt? Paskambint ir sakyt labas, kaip gyveni, apsireiškiau. Ir iš vis prie ko čia Markas? Taigi Švarco reik ne jo. Šūdas tas Švarcas, supranti? Jis tik vykdytojas. Kas iš to, kad mes jį pašalinsim? Mums reikia prieimo prie Koganų, supranti? Silva, čia ne bairis. Jie turi mūsų šaibas, mums reikia susigrąžinti. Sakai, padėsi? Niekas už liežuvio netraukia. Nu, Raimondas, super. Jeigu kada sugalvosit baigti politiką, gali drąsiai bet kurį teatrą. Tos emocijos, atašara, super. Nu, dėkui, Fredai. Nu, bet koks gali būti baigimas su politika po tokio šou? Švarcas skambino, sako, visose portaluose, Facebook'uose, visos moterys lydosi po tavo kalbos. Pas mus dabar tiek daug užguitų pelyčių šeimose. Dabar tu jų didvyrė tapsi. Vladai, ko dabar tu liūdnas? Ai, kažkaip savo nelabai patikau, kaip koks grybas, žinai. Kam aš tau tą ranką padaviau, nesuprantu. Nieko, Vladai, nieko, pasitaiko. Priprasi, kitą kartą bus tikrai geriau. Nežinau. Na, aš kaip sapne kokiam, žinai, tai. O, kas čia dabar? O, Gedas skambina. Kaip čia jisai tarsi transliacijos nepragėrė. Galima? Imk, jaunikį. Alio. Taip, Gedai, klausau. Mačiau konferenciją. Labai gerai atrodėjai. Nuoširdžiai. Ačiū. Tiek pat nuoširdžiai. Nu, aš rimtai. Man labai nepatiko, ką aš girdėjau. Bet galiu pasakyti, kad kalba nu puikiai sudėliota. Super. Na tai turėjau gerą mokytoją. Visi svarbiausi akcentai sudėlioti, kur reikia. Vyras smurtavo, niekad nemylėjo, aš auka. Nu super. Oi, Gedutė, tik nesikuklink. Iš tavęs visko ir išmokau. Jo, rimtai. Kokį? Kaip paršelio akis įsidėti ir sakyti ne tai, ką galvoji, o ką reikia. Viską tugi man ir parodai. Nu, tada tu pranokai mokytoja. Klausyk, Raimonda, gal galim susitikti? Pakalbėti kaip du suaugę žmonės. Tai kad nelabai turiu ką tau pasakyti. Tu nusiramink. Aš to neknysiu proto.
Būsiu centre po pusvalandžio. Ok. Sėskis, Gediminai. Įvaizdį pakeitė, nepažinau. Turtingas būsi. Grabe, aš mačiau tavo turtus. Mes čia su Raimonda esam susitarę. Sėsk. Ačiū, aš pastovėsiu. Aš palauksiu Raimondos, kol ateis. Raimonda neateis, sėskis. O iš kur tu žinai? Raimonda neateis, sėskis. Tau Raimonda nesakė, kad jis su tavim bendraus tik per advokatą? O tu ir esi jos advokatas? Ne, aš nesu jos advokatas. Mes, Gediminai, su tavim turim savų reikalų. Neturim. Mes su tavim jokių reikalų. Turim, Gediminai, turim. Jau turim. Alio? Sveika, Žaibė. Kaip gyveni? Žaibas, tiksliai. Tugi mane Žaibu vadindavai. Tai kaip gyveni? Gerai, viskas super. Tu kaip? Kaip šonkauliai? Normaliai. Užgyjo ir net vestuvių nereikėjo. Ką? Kokių vestuvių? Ai, nekreip dėmesio. Bairį tiesiog bandžiau suskelti ir viskas. Supratau, čia... Šiaip paskambina ir su kažkokiu reikalu? Ne šiaip. Pasilgau šitas Markai. Kažkaip vis bandžiau išmesti iš galvos, bet nepavyko. Aha. Šiaip tai jo, ir aš pasilgau. Klausyk, davai susitinkam. Nu ir aš norėčiau, bet... Kas bet? Jokių bet. Nu nežinau. O tai jeigu vėl partrenksi, tai vėl reikia šonkulius gydyti iš naujo. Baig. Taigi Žaibas. Nu ir kas iš to? Žaibas 2 kartus į tą pačią vietą netrengia. Tau nepasirodė mes.